Radė. Rytoj nepaprasta diena, pasanku Šakadaš. Paskaitykime apie jo šlovę. Judištyra Maharadžas tarė, o Madusūdana, kaip vadinamas Ekadešis, apsireiškianti šviesioje Ašvina mėnesio metu. Ašvina mėnesis yra rugsėjis / spalis. Prašau, būk gailestingas ir atskleisk man tiesą. Aukščiausias Dievo asmuo šį Krišną atsakė, o karaliau, prašau klausykis, kol aš kalbu apie šio Ekadešio, pasankušą Ekadešio šlovę, naikinančias visas nuodėmes. Šią dieną kiekvienas turėtų garbinti Padmanabhą dievybę, viešpatį Višnų, su iš bambos beaugančiu lotosu, pasak Arčana Vidhi nuostatų. Tai dievybės garbinti labai palanku. Taip bedarydamas asmuo patirs visus dangiškuosius malonumus, kokiu tik gali norėti šiame pasaulyje. Ir po visko galiausiai pasieks išsivadavimą iš šio pasaulio. Matot, čia yra nuosekli evoliucija pateikiama, kad pirmiausia reikia atsitenkinti, o po to išsivaduoti, kai jau nusivilsim materialiais pasitenkinimais, kad ir rojais, tada žmogus norės įsivaduoti. Kitaip jisai negali imti ir įsivaduoti, norėti. Reikia patirti. Paprasčiausiai pasiūlant nuolankius nusilenkimus viešpačiui Višnų, Garudos raiteliai, galima gauti tokią pat malonę, kaip kad atliekant atgailą ilgą laiką susilaikant ir kontroliuojant jusles. Garuda tai yra didelis gigantiškas paukštis, kuris neša viešpatį Višnų. Nepaisant to, jog asmuo galimai vykdė galybę pasibjaurėti nuo nuodėmių, jis ar ji vis dar gali išsigelbėti nuo pragariškų bausmių, tiesiog atiduodant savo nusilenkimus viešpačiui Šri Hari, visų nuodėmių surinkėjai. Malonės įgyjamos keliaujant į piligriminės keliones, lankant šventas tirthas, tai yra vietas šioje žemiškoje planetoje, gali būti įgytas paprasčiausiai kartojant šventus viešpaties Višnų vardus. Tai džapas svarbiausia. Kas tik kartoja šventus vardus, kaip kad Rama, Višnų, Džanardana ar Krišna, ypatingai per Ekadešį, niekada neišvys Jamaradžą, mirties baudėjo karalystės. Šitokiu būdu atsidavusysis, pasninkaujantis pasankušą Ekadešio metu, kuris man toks brangus, išvys plutonišką karalystę. Abieji vaišnavai kritikuojantis mane, bei tie, kurie kritikuoja viešpatį Šyvą, kuo tikriausiai keliausi į pragarą. Malonė nusipelnama atliekant 100 arklių paaukojimą ir 100 radžą sūją aukų neprilygsta nei vienai 16 tos malonės, kurį įgyjama pasninkaujant per Ekadešį. Čia jeigu taip tiksliai, pažodžiui paėmus, tai čia yra galinga diena dėl to, kad, ką reiškia arklio aukojimas ar radžą sūją auką, kurią galėdavo atlikti tik imperatoriai. Nėra didesnės malonės, kokią asmuo galėtų gauti, nei tokia, kuri įgyjama Ekadešio metu. Iš tiesų visose 3 pasauliuose nėra nieko taip pamaloninančio ir taip apvalančio asmenį iš sukauptų nuodėmių kaip Ekadešis, viešpaties Padmanabho diena. O karaliau, kol asmuo laikysis pasninko viešpaties Padmanabhos dieną, vadinama pasankušą Ekadešį, jis išliks be nuodėmės. Nėra tokios malonės visose 3 pasauliuose, kuri įgyjama pasninkaujant per Ekadešį. Kas tik jo ištikimai laikosi, niekada nesusidurs su personifikuota mirtimi viešpačiu Jamaradža. Reiškia, į pragariukus neįsim. Tas, kas siekia išsivadavimo, pakilimo iki dangaus, geros sveikatos, gražios moters, gerovės ir maistinių grūdų, paprasčiausiai turėtų pasninkauti per šį Ekadešį.
O karaliau, nei Ganga, Gaja, Kaši, nei Puškara, net ir šventasis Kurukšetra negali garantuoti tokios didžiulės malonės, kaip kad Papankuša Ekadešis. Kai kur Pasankuša, kitur Papankuša rašo. O Maharadža Judištyra, žemės saugotojau, po Ekadešio laikymosi per dieną atsidavusysis turėtų išlikti budrus per naktį, įsitraukęs į tarnystės viešpačiui, besiklausant ir bekartojant šventus vardus, kadangi taip darant lengvai pasiekiama aukščiausia viešpatės Višnų buveinė. Matote, tradicinis laikymasis ir naktį. Ir ne tik tai, šauktukas, bet kartu ir jo protėviai iš motinos bei žmonos pusės yra išlaisvinami besilaikant vieno pasninko šio Ekadešio metu. Protėviai iš motinos bei žmonos pusės. Visi protėviai įgyja originalią keturankę transcendentinę formą, dėvintis geltonus apdarus ir gražiausias girliandas, jie keliauja į dvasinį pasaulį ant Garudos nugaros, kuris pagarsėjęs kaip gyvačio priešas. Reiškia, jeigu mes laikomės šitą Ekadešį ir šitos askezės rezultatus skiriam protėviams, tai jie anksčiau ir vėliau keliaus. Jie nekeliaus iškart, bet jie anksčiau ir vėliau keliaus į dvasinį pasaulį. Tai yra palaiminimai, kurios išsitarnauja mano atsidavusysis, tinkamai besilaikydamas vieno Pasankuša Ekadašio, vieno. O geriausiasis iš karalių, ar būtum vaikas, ar jaunuolis, ar senolis, pasninkavimas per Pasankuša Ekadašį išlaisvins iš visų nuodėmių ir suteiks apsaugą nuo kančių gimstant pragaruose. Kiekvienas besilaikantis Pasankuša Ekadašio išsilaisvina iš visų nuodėmių ir grįžta į dvasinį pasaulį pas viešpatį Šri Hari. Kas tik aukoja auksą, sezamų sėklas, derlingą žemę, karves, grūdus, geriamą vandenį, skėtį, arbatų, porą, šią itin palankę šventą dieną, niekada neatsidurs Jamaradža karalystėje, kurioje baudžiami visi nusidėliai. Tačiau, jeigu žemės gyventojas netlieka dvasinių pareigų, ypatingai tokių, kaip kad pasninko laikymasis Ekadešio metu, jo kvėpavimas neturi naudos arba atneš tik tokią naudą, kokią gali duoti oro pumpavimas kalvio dumplėmis. O čia viršuje yra išvardinta, ką palanku dovanoti. Vandenį, skėtį, grūdus, karves, žemę. Galima ir auką dovanoti, aišku. O geriausiasis iš karalių, ypatingai per šį Pasankuša Ekadašį, net vargšai turėtų pirmiausia išsimaudyti ir paaukoti labdarai pagal savo galimybės ir tada atlikti kitus palankius darbus atitinkamai pagal savo išgalės. Kas tik atlieka aukas ir pagelbsti žmonėms, tas, kas stato poilsiavietės, įrenginėja sodus ar namus, nepatirs Jamaradža bausmių. Matai, palanku padėti, reiškia. Statybose. Iš tiesų reikia suvokti, jog asmuo atliko daug tokių šventų darbų, kaip šie praeitame gyvenime, jeigu jis gyvena ilgai, turtingai ar yra laisvas nuo nuodėmių. Tai jeigu žmogui yra materialiai gerai, reiškia jis atlikinėjo askezės ir gerus darbus praeityje. Jeigu jam materialiai gerai sekasi. Jis gali dabar šlykščiai elgtis, bet prieš tai, jeigu jis tai turi kažką dabar gero, įrodo, kad buvo kažkokios labdaros atliktos askezės praktikos. Asmuo besilaikantis Pasankuša Ekadašio keliauja aukščiausio Dievo asmens viešpatės Višnų buveinė. Viešpats Krišna taip užbaigė: taip, o šventasis Judištyra, aš tau pasakojau šio palankaus Pasankuša Ekadašio šlovę. Taip baigėsi pasakojimas apie Pasankuša arba Ašvina Šukla Ekadašio šlovę iš Brahma Vaivarta Puranas. Taip, tai beje rytoj nuo šio Ekadašio prasideda Kartikos mėnuo, kada visos dvasinės praktikos rezultatai dauginasi iš daugybės kartų. Visą mėnesį Kartikos mėnuo vyks. Ir nuo šio Ekadašio rytoj prasideda šis šventas mėnuo. Tai tiek būtų apie Pasankuša Ekadašį. Radhe Radhe.